sveiki. Ką tik nufilmavau jums video ataskaitą. Būtent ataskaitą savo iššūkio ir iš tikrųjų stresuoju. Susirašiau, ką kalbėsiu tame video, bet, kad nepamirščiau kažko, bet vis tiek jaučiasi ir, jau būsit matę dabar, kai žiūrėsit tą video. Bet stresuoju, kodėl? Todėl, kad už 4 valandų man bus egzaminas ir mano jau baigiamasis egzaminas teorijos. Tai aišku, kad stresuoju, nes nežinau, kaip bus. Seniai tokių egzaminų nebuvo ir jo, ta prasme stresas ir po to dar reikia pas dantų gydytoją, pas kurią negalėjau prieš tai nueiti, nepamenu, dėl kokių priežasčių reikėjo perkelti. Bet jo, tas dalykas yra, kad bus kaip bus, bet kuriuo atveju tai yra finišo tiesioji. Ir kaip sakant, manęs dažnai žmonės, dažniausias klausimas, kai sužino, vis dar naujų yra, kurie sužino, kad aš mokausi, tai vis klausiu, kas toliau, keisi profesiją, gal čia verslą norite daryti ir panašiai. Tai aš visiems sakau, puokštes kaip dariau, taip darysiu, ta prasme, man tikrai labai patinka daryti puokštes kažkokias ir dovanoti artimiesiems gimtadienio progą, ar netgi ten, sakykime, mokyklai, kaip darė mokytam ir panašiai. Bet dėl ten, kad daryti verslą ir eiti kažkam kažką daryti, aš nemanau, kad aš turiu tiek žinių, kad galėčiau tą daryti. Ir iš dekoratyvinio apželdinimo pusės, tai man turbūt yra svarbiausia sutvarkyti savo kiemą. Taip, aš tai tobulinu darau, bet čia nėra tai, kad pasimokiau, tai viską spragt pirštais ir pasidaro. Tai prasme, tai daugiau info reikia tam, bet vėlgi aš žinau, kas man įdomu, kur aš noriu dar pasitobulinti ir panašiai. Tai pavyzdžiui, įsirašiau irgi vieną ten seminarą. Čia po poros savaičių, tada dar vieną noriu. Ir tokių tikrai yra įdomių, kur, pavyzdžiui, senoviniai mūsų Lietuvos sodybų augalai. Man žiauriai įdomu tokie dalykai, kas augdavo pas mūsų močiutės prie, kaip sakant, prie trobos darželėje, tam rūtų vadiname be rūtų. Tai nors realiai tų lietuviškų augalų nelabai kas ir yra, bet jo. Nes visi iš kažkur yra atkeliavę ir panašiai. Žiūrėjau, tokios tokelės tiek stresiko ir iš tikrųjų nežinau, ar čia kalbėti ir toliau nesikalbėti ir pačiai stresuoti, ar visgi reikia kažką padaryti ir tada ruoštis važiuoti, nes reikia, sakau, išvažiuoti. Dabar yra 10 valanda. Reikia būti pirmą, dar reikia nuvažiuoti, tai yra ką paveikti, kaip sakant, dar iki toliai. Tai ne tiek daug valandų liko, bet eisiu kažką padaryti, vakarienę gal užmarinuosiu sparnelius iš tienos ir lėksiu. Tai grįžus būtinai pasidalinsiu, kaip man sekėsi. Bet, tikiuosi, kad seksis gerai, bet kol kas atrodo, kad vis tiek taip sudėtinga ir baisu ir visai kaip. Egzaminas vis tiek yra egzaminas, kaip būtų. Tai iki greito. Aš einu jau pro duris ir stresuoju belė kaip, nežinau, atrodo ir mokiausi ir geras lankomas ir sakyta, bet stresas belė koks, tai grįžus pasidalinsiu, kaip man sekėsi ir panašiai. Dabar noriu dar parodyti tą megztinį progą, nes jo taip ir neparodžiau. Žodžiu, jis man labai patinka, toks labai minkštas, labai fainas, tikiuosi gerai ir nešiosis. Ir laikykit kumščius, pasidalinsiu, kaip man sekėsi. Sveiki, atvažiavau į depą ir noriu nusipirkti savo egzamino išlaikymo progą gėlių ir kažkodėl važiavau 100% tikėdama, kad pirksiu rožės. Ir kažkodėl užkliuvo man žakių pilpės, bet tokios paukštytės. Ir paėmė tokias 3, pasidarysiu norimą paukštę, tiesiog spalviškai ir panašiai. Kažkaip truputėlį nesileisiu į detalės, bet ne visko aš esu patenkinta, ta prasme, ir jo. Tai dabar lėkiu namo, dar paėmiau ten vieną, radau pagaliau sodinukus vienų augalų, kurių pernai labai ieškojau. Tai lėkiu namo, pasidarysiu puokštę, prasidžiuginsiu pati save iš tikrųjų. Jo, ir dar buvau su odontologė, tai truputėlį nuliūdinu tuo, kad mano vienas dantys jau yra jam visiškai paskutinioji, jis labai daug plombuotas ir jau reikės panašu protezuoti. Tai protezavimas, kaip žinia, kainuoja, aišku, gerai, kad šaknys sveikos, bet protezavimas vis tiek kainuoja, tai vėl papildomos tokios neplanuotos išlaidos ir nemenkos ganėtinai. Nes tas dantis man pasidarė jautrus ir aš nesupratau dėl ko, nors aš reguliariai tikrinuos ir panašiai, bet sako, jau matyti jam tiesiog atėjo laikas, kai jau viskas.
Tai va, tai tokios ir tokelis keliauju namo, rytoj vėl į darbus ir, kaip sakant, pusninos nykštukai miega. Tai va. Sveiki. Kažkaip labai keistai apšvietimą bandžiau susidėlioti. Ir saulė šviečia ir čia susidėjau, kad būtų, ten matėsi net šešėlis, ne šešėlis, atspindžiai krenta. Žodžiu, savaitgalį buvom nuvažiavę iki Marijampolės, šiandien grįžom ir norėjau padaryti, ir ne tik norėjau, bet ir padariau ledus, su Brigita padarėm tuos ant sniego. Skanu tai taip, bet nežinau, man per daug vargo dėl ten kelių kąsnių tų ledų, nežinau. Pabandžiau, okei, aš įsivaizduoju, kad ten bus tokia, kad košė, kad tu gali įsidėti, jos panašiau, jie vis tiek tokie skisti gavos, tai žodžiu, čia kvarnelė padaryta. Varnelė, kaip ir sakant, užsidėta ir visą kitą, bet kas liečia, kad kartosiu, tai manau tikrai ne. Ir turiu čia krūvą daiktų už nugaros, tai tuoj pažiūrėsiu, ką aš čia... Čia tikrai ne viską atsinešiu, jau matau. Žodžiu, sesė papasakojo, kad Marijampolė yra tokia parduotuvė, kur yra fainų siūlų ir visokių dalykų. Tai žodžiu, nuvažiavam tenai, nes vakar buvau Titėje, tai Titėje radau tik kelius daiktus, bet atskirai parodysiu, nors važiavam vakar į Titėje šiandien į tą parduotuvę, nes jį dirba ir sekmadieniais. Tai daiktai nebrangus ir tokie, kai kurie visai faini. Brigita labai mėgsta vilkus, tai paėmiau šitą vilką spalvinti tą pagal, tiesiog nesuspalvinti kaip nori. Tai va toks dalykas, tada Vitas paprašė mandalos čia iš tų, žodžiu, su kaip jie, deimančiukais. Tokia visai faina, man atrodo, pakabinus, neįprastai turėtų atrodyti. Tada Vita laikas nuo laiko, kam nors gimtadienio proga ir šiaip padaro atvirukų ir kokio nors darbelių labai mėgsta. Tai va paėmiau visokių tokių gėlėtų, gal ir aš ką nors kaip nors pasidarysiu, nežinau. Tokių vat visokių spalvų. Realiai visi čia ir matosi. Dydžių skirtingų ir skirtingų raštų gėlėti popierių darbelius. Ir tada turiu visą maišą tokių keistų dalykų, bet, arba kažko galima buvo išgyventi, tai faktas, iš tikrųjų, kaip sakant, kalbėjom apie tai visą mėnesį, rodžiau, kad stengiuosi nepirkti. Bet dalykai, kurie, arba baigėsi, arba labai jau baisiai prisireikė, bet to viską papasakosiu. Tai pirmas dalykas, už 3 eurus nupirkau pakabų. Pas mus, kadangi vaikai auga, aš turėjau labai daug iš Ikėjos. Ir dar aš kažkur prisipirkus vaikiškų, jau dabar rūbai didesni, tiesiog krenta nuo tų pakabų. Tai vis nusipirku būtent šitų tokių kaip veliūrinių, kad nuo jų, neslysta rūbai taip greitai. Tai čia yra, man atrodo, 8. Tai va tokias paėmiau, tada... Aš pamėgau labai dažyti su beauty blenderiais, tais vadinamais, tai čia yra W7 tos firmos ir 3 toks mažiukas visiškai viršuje ir tada 2 vidutiniai tokie, ne vidutiniai, o normalų standartiniai. Tik vienas, man atrodo, kodėl aš viską mėtų? Viską kirstu, tu prasme, vienas yra kirstu kampu, kitas ne. Kodėl aš jas pirkau? Todėl, kad realiai aš dabar turiu 3 blenderius, tai kaip sakant, vienas jau baigėsi visiškai suplyšti, kitam kažkas irgi ten nutiko, tai žodžiu likau ant vieno. Tai norisi turėti dar, nes šepetėlį užsisakiau irgi iš AliExpresso, bet dažniausiai būtent ima šitie, nežinau, toks kažkoks nauja meilė, kaip sakant. Tada nusipirkau daiktą, kurį visi sakė, butelių ploviklis, bet aš jį paėmiau, jis skirtas šepetys dulkėms valyti. Tai pagalvoju, kad kartais gal ir visai gerai kažkokiose sunkiai prieinamose vietose, kad pasiek nuvalyti, niekad nesu tokio daiktų turėjus, o dulkių kažkur užslėptose vietose tikrai yra. Kartais reikia, va tokio ir nežinau, pabandysiu, niekad neturėjau pasiteisinti, tai ne. Tada nusipirkau tokių siūlų. Čia vėlgi jie atrodo juodi, bet yra labai labai tamsiai mėlyni į pilką, sakyčiau netgi. Čia rašo dark blue, bet jo, čia yra tokie kaip kailiukas. Ir galvoju, pabandysiu nusimegsti tokį kaip šalikėlį. Nežinau, pamačiau pas krikštadukrą kitos spalvos.
Ir man tai patiko, galvoju, noriu. Taip, čia yra sintetika, 100% poliesteris. Du tokius paėmiau po €50 irgi. Tada užmačiau, tai prigriebiau čia po 120 šitų, kaip sunku kalbėti, žiogeliai. 4 vienetus, 120 vienetų kainavo euras. Tai kaip ir nebloga kaina, aišku, būna, galima rasti daugiau, mažiau ir visą kitą, bet paėmiau, nes per mamų mugę tikrai jų pritrūksta, tai tiesiog tegul būna. Tada kitas toks keistas daiktas, kur pamačiau ir paskui iš pradžių nesupratau, paskui apsidžiaugiu, čia yra, žodžiu, gali būti net drėgniem rūbam sudėti ir panašiai, ir ten kažkokie, ta prasme, kai aš einu į sporto salę, aš susidėti galėčiau, pavyzdžiui, tarkim, čia kažkokius ten, kad nesimėtytų dalykai, o čia jau galima sukrauti tuos, kurie yra drėgni, nes čia yra kažkuo dengta, kad, žodžiu, aš čia man atrodo abu jie dengti, bet šitas kažkaip atrodo papildomai, kad, žodžiu, kad nebūtų viskas drėgna rankiniai, toje sportiniam krepšy, nes dabar aš imu maišelį ir ten, žodžiu, iš viso pas mane tas yra kaip maišas visa, tokia, nu, nėra skirelių didelių, tai nepatogu, tai galvoju, nu, pabandysiu. Gal daiktas, be kurio galima gyventi, bet tiesiog man labai nepatinka, kai aš tuos šlapius visus, kaip sakant, po dušo ir prakaito turiu sumesti į bendrą ir toks, Tai va, kas dar? Tai dar tu parduotuvėje paėmiau už 2 eurus tokį stiklinį muilo dozatorių. Pas mus pirmam aukšte, aš man rodo, sakiau, kad toks eina ten visai jau pabaiga, ta prasme sunkiai užsisugas, spaudžias, ten kažkas iš tų pasidarė, tai nu, jis dar gyvas, bet jau bet kuriuo atveju būt reikėjo pirkti, pamačiau, kad visai fainas, paimsiu. Ir ta prasme tas, kad ir matysis, kiek yra muilo, ir ten daugiausia plaunamės rankas ir greitai sunaudojo, tam mažiliukas, tas, man atrodo, gal ten kokį, nu, maks 200 ml, o čia tai, man atrodo, pusė litro susipila. Jo, čia pusė litro susipila, nu tai supilsim ir ilgai nereikės pildyti. Ir toks, kaip sakyti, nepretenzingas, ta prasme, man atrodo, padės ir jis toks pranyksta, netraukia dėmesio į save. Taip, ir einu dar atsinešti dalykus, kuriuos nežinau, kur nukišau iš kitės. Susirinkau iš visų pakampių visus dalykus. Žodžiu, tai dabar visą lovą nukrauta ir pirmas dalykas, jam su Vita į Titę. Tai jinai, jie, žodžiu, prieš kurį laiką, gal prisimenat, iš Temu pirkau šlepetės ir sakiau, kad labai fainos. Tai jos buvo fainos, bet labai trumpą laiką. Ir, žodžiu, suplyšo padai ir taip toliau. Tai dabar nuėjome Vitą, už 4 eurus nusipirko tokią šlepetės. Titei, nes Titė pasikeitė, iš tikrųjų, anksčiau buvo tik tai... kažkada seniai buvo rūbai ir visokie namų apyvokos dalykai. Dabar pasikeitė, vėl atsirado rūbai nuo gruodžio 16. Aišku, man labiau patiko prieš tai, nes rūbų tu gali bele kur nusipirkti, nu bet, okei, aš suprantu, verslas yra verslas. Tai žodžiu, Vitai reikėjo tapkių ir jinai nusprendė, šlepečių, nusprendė, kad jie šitos yra pačios geriausias. Nu tai būnė. Kaip sakant, tik tai problema, kad jos kažkokios yra labai besielektrinančios ir aš matau, kad čia yra vieni plaukai. Renka iš aplinkos belekai plaukus. Ta prasme, nežinau, jos kažkokį tai dalyką turi, kas traukia į save. Ką aš nusipirkau savo? Tai pirmas dalykas yra tokia rankinė, delninė. Jinai yra su tokiais magnetukais, užtrauktukų. Čia irgi jau dabar plaukai skraido. Ir viduj, nu čia dabar šiukšlės, bet taip. Čia yra va tokia varankinė. Kodėl aš ją pirkau? Todėl, kad aš turiu tą delninukę tokią oficialios griežtos formos. Ir kai jau į šventę čia, kaip ta raudona suknelė rodžiausi, man netilpo telefonas ir bandant įdėti, jinai išėjo dalim. Aš iš ją mokėjau gal 40 eurų ir buvau prieš tai išėjusi, kažkas ją įkrito, prieš tai buvau išėjusi gal vieną kartą ir labai gaila iš tikrųjų, bet įmanoma suklijuoti viskas tvarkoj. Štai kainavo 8 eurus, tai, kaip sakant, turėsiu, man ne visai miela tokia netipinė, aišku, bet, nu, ko ne, kaip sakant. Gali būti. Tai va, tai atsibos, galėsiu parduoti, neatsibos, tai naudosiu. Ši visai faina ir tokia, sakau, minimalistinė tik tai forma, jos gal tokia neįprasta. Ir daiktas antras, tai yra visi 2 daiktai, kuriuos nusipirkau iš Titės, tai antras yra tokia pagalvėlė, kuria kainavo net €1,20. To pagalvėlės užvilkimas, su užtrauktuku va toksai. Siūlai realiai euras pam kainuoja. O šitą €1,20, tai vad galvoju pervilksiu, oi kaip dabar užtamsavo mane. Tai va tokia tiesiog paprasta, iš kvadračiukų numegzta
Mielo pagalvėlį. Taip, iš Titės dar kas yra. Taip, dar yra 2 dalykai, kuriuos nusipirko Vita. Tai vienas iš jų, aš matau, kad jau čia kažkas nulūžo. Turbūt ranką pametė Darth Vaderis, kaip įtariu. Žodžiu, kol aš bandau iškrapštyti ir reanimuoti jį. Jo, čia taip bus. Grįžk atgal. Taip. Va. Okay. Žodžiu, jinai rado Darth Vaderį, Lego pilnos komplektacijos, toj pačioj Titėj. Dar buvo akcija žaislams ir man atrodo, kad gavosi, kad 6 eurų kainavo. Ir čia yra, ne, pilna kaina 9,20, ten kažkokia akcija buvo, tai va šitas 7511, nežinau, matosi. Tai esmė, kad jis jau yra nebegaminama šitą seriją, bet jinai rado, labai patiko, nes šiaip labai mėgsta Lego. Tai ir vėl čia plaukai. Žodžiu, tai va, ir surinko vakar. Toks visai fainas, nežinau. Nelabai aš žvaigždžių karų mėgėja, bet šitokie visokie visai smagu. Tai va, tai nusipirko šitą dalyką. Ir ten žaislų kartais tokių įdomesnių irgi galima rasti. Ir tada nusipirkom tokį žaidimą, kuris kainavo 6,50 ar 6,90 pilna kaina. Bet irgi buvo akcija ir čia mes vakar kaip tik svečiuosi labai žaidėm. Žaidimo esmė yra tokia, kad čia yra tokios kortelės, kurios gali išsimti ir ten yra vienoje pusėje viena tema, kitoje kita gali pasirinkti temą. Tada va toksai yra tiksi, sugalvoji ten vardą, reikia sakyti, pasakai vardą, pavyzdžiui, tai iš tarp tikros raidės ir spaudi ir iš naujo 10 sekundžių. Kitą vardą pasakė ir viskas. Tai koks nors, pavyzdžiui, Dorotėja, ten mergaitės vardas Brigita ir panašiai. Tai mintis yra tame, kad kol jisai tiksi, to prasme, tol tu neiškrenti, turi pasakyti, per tą savo 10 sekundžių turi atsakyti į tą klausimą. Iš tikrųjų, iškabinomės tikrai vakar žaidimą, aišku, tas tiksėjimas toksai ganėtinai erzinantis yra, nes man atrodo, o kaip čia, o ką čia ir kodėl čia, kaip sakant. Nes toksai tas tiksėjimas yra erzinantis ir norėtųsi išjungti, bet kažkaip kitaip tu tam sėdėsi ir pusę valandos galvosi, ką pasakyti. Ir aš dar prisiminiau, ką tik, kad man siunta atėjo, reikia man susirasti, kur jinai yra, nes ne aš paiminėjau ir galbūt parodysiu jums. Tai žodžiu, siunta mano liko, dar paštamatė pasirodo, nepaėmė, pamiršo. Bet jo, Titėje apsipirkimas tai toksai, savotiškas, aišku, man daug dalykų nebereikia, aš tiesiog labiau ten einu tokį kaip muziejų, bet tai, kad atsirado rūbai, tai yra labai suspausta, labai taip kažkaip, nežinau. Gaila bus, jeigu rūbai išstums visus tus sandaikčius ir panašiai, nes tai mano pati mėgstamiausia parduotuvė ir jau daug metų, tai tikiuosi, kad to nebus. Tai va. O dabar einu, kadangi sekmadienis einu ruošti, žiūrėti, kas ir kaip, ir yra krūva reikalų visokių. Ir tiek. Sveiki. Visą mėnesį nepirkau, taupiau, dabar per kelias dienas viską ištaškys. Iš tikrųjų, vakar kepiau blynus. Ir šiaip skanus blynai cukinių ir bananų, tokie ganėtinai įdomus, nes buvo cukinio, buvo bananų, kaip tai buvo reikia kažko įdomesnė. Ir supratau, kad mano abi keptuvės, jis yra vienodas, tik pirktos metų skirtumų. Abiem yra kaip ir pabaigėlė. Tai proga užsakiau ir atėjo jau naujos. Brigita paėmė, nes aš nespėjau. Ir viena yra skirta būtent blynams. Abi pirkau iš Bolyrio firmos. Iš pigų. Buvo ten akcijos, atrakcijos. Ir, aš nežinau, yra žmonės, kur kepa ten, kol, kaip sakant, kiek įmanoma. Man ta danga patinka, šiaip nelaiko gerai, tik paskutinė buvo nekokybiška. Arba yra tai, kad vaikai pradėjo gaminti valgyti, tai jie ne visada pasaugo, sakykim, gal ten indaplovę įkiša, gal ten vandenį kokį karštą šaltą užpila, gal pagramdo kažko ar panašiai. Tai va, niekad nesu gyvenime turėjus blyninės keptuvės, tai va, neišpakuosiu, bet jinai tokia mažytė, standartinė, rankena nenuimama. Kaip sakiau, Bolyrio čia yra 24 cm skersmens. Tinka ir indukcinėm, ir dujinėm, ir kokiam ten dar visokiam kokiom. Tai žodžiu, yra tokia. Ir
pirkau tą, kur sakiau, bolyrę irgi. Turiu, žodžiu, turėjau bute dar. Ir jinai, kiek žinau, po šiai dienai dar yra naudojama. Tai va, tai istorija tame, kad mes ten palikom ir jinai labai kokybiška, o va šita naujesnė buvo neįtin kokybiška ir, bet vėlgi, sakau, gal dėl to, kad vaikai pradėjo gaminti ir po metų, pusantrų metų, viena kita pusę metų, kaip sakant, užbaigė dieneles. O dabar nupirkau kažkokią irgi iš bolyrę, tokia išorės danga, tokia rankena nenusiema, 28 cm, kažkokia keptuvinė rūdijantis plienas, nerūdijančio plieno rankena, keraminė danga, tinka indukcinėms. Tai va, žodžiu, ir jo, tik reikia pažiūrėti, ar tinka indapą, nes neprisimenu, man atrodo, kad ne. Tai va, tokia paprasta, pasidalinsiu paskui, kaip panaudosiu, ar viskas su jie yra ok, nes tokios būtent nesu turėjus. Nėra jos labai brangios šiaip ir buvo akcijų ir iš pradžių galvoju, gal nusipirkti kažkokią naują baisiai kietą ir taip toliau. Bet paskui pagalvoju, kadangi vaikai gamino, tai jie, jeigu tokią sudroš, tai pusnars netaip gaila. Nes, nu, jie geba šitą dalyką, tai, o kad gamintų aš noriu, tai, kaip sakant, nusipirksiu kitą. Nes jeigu nauja, tai nu, gaila pinigų ir gaila, nu, kažkaip nežinau. Tai va, o kitas dalykas yra iš About It, tai mano džinsai ir palaidinė. Tikiuosi, man viskas tiks. Ir, nu, taip, šį kartą tai yra tik, tai, kaip sakiau, tik 2 daiktai. Tai viena yra tokia palaidinė iš Vila. Medžiaga kol kas nelabai kelianti įspūdžio, bet tokia vat permatoma. Su tokiam rankovėm ir visai iš pirmo žvilgsnio visai faina, bet man kažkaip atrodo, kad čia labai daug sintetikos. Arba mano rankos tokios labai kažkokios. Nu, taip ir yra, 95 procentai poliesteris, o kas likę 5? Elastanas. Bet, žodžiu, čia yra iš perdirbto poliesterio, tai žodžiu, o toksai. Paskui pasimontuosiu, pasirodysiu, dedam į keptuvę. Ir tada antras dalykas tai yra tie mano džinsai, kurie atrodo žiauriai platus. Pasižiūrėsim, kaip jie čia atrodo. Man jau baisu. Ar tikrai aš čia viską gerai padariau, kad nusipirkau tokius. Man atrodė šitam tik yra ta prasme. Jūs man pasakykit, kaip suskaičiuoti su coliais. Aš nemanau, kad, nu, va čia, va toks, ta prasme, čia aš per pečius galiu įlysti. Nu, gal aš čia labai gerai apie save galvoju, bet man atrodo, kad aš esu tikrai kūdesnė. Nes aš žiūrėjau, skaičiavau, specialiai matavau, kaip yra colis, kiek yra per liemenį, kiek yra per klubus, nu čia atrodo gerai. Gal aš čia įsivaizduoju, kad aš esu lieknutė, bet foto tikrai atrodė jos siauresnė. Kol kas nusivylimas, bet eisiu matuotis ir žiūrėsiu, kas iš to. Šiaip labai ačiū jums už komentarus, kur rašyt po video, kad labai gražiai atrodžiau. Dabar taip neatrodau ir pasakysiu, kodėl. Pirmas dalykas, šiandien ryte pas mus nebuvo elektros, tai išlaikiau tokia, dabar matyti šalčiai kažką padarė, tai, bet esu šanuolė labai greitai sutvarkė, tai aš ten dažiausi su akumuliatoriumi, akumuliatoriniu šviestuvu, ir visą kitą dariau. Tai va, tai tokie plaukai netiesinti, vakar išplauti, tai jie gyvena atskirą gyvenimą, makiažas irgi darbė nežiūrėjau ar neprisidažiau kažkur per nelik daug. Tai va, ir realiai, nu, šalčius, kaip sakant, išgyvenam, tikiuosi tokių daugiau ir nebus. Bet tikrai, kaip sakiau, labai ačiū jums už pagiras ir ačiū už palaikymą dėl tų visų taupimo dalykų, taupimo video. Man tikrai patiko nepirkti. Aišku, dabar šitą video žiūrėdami, sakysit, jo, nepirko visą mėnesį, dabar viską ištaškė per vieną kartą. Bet realiai, nu, ne visai taip yra. Iš tikrųjų, taip, kai kurių dalykų buvo galima nepirkti. Pavyzdžiui, ta rankinė, jos dabar nereikia delninės, bet aš jau esu ieškojusi delninės, kai man jos reikia staiga, tai vat kaip tik ta, kur sulūžo, kur reikėtų nešti taisyti, tai ta ir buvo ieškota ekstra,
kai mane staigiai pakvietė, žodžiu, į vieną renginį, reikėjo ten būti, žodžiu, vakarinė, kai man atrodo, Black Tea buvo dress kodas ir reikėjo labai greitai rasti delninę. Tai, žodžiu, buvo reikalų, nes laiko nėra, reikia tokios ir ne kitokios ir panašiai. Tai va, ir kas dar? Nieko, iš tikrųjų dabar, kodėl sakau, atrodo visai kitaip, todėl kad esu žiauriai pavargusi, iš tikrųjų kažkaip, nežinau, praeitą savaitę buvo labai sudėtinga, dabar šiandien irgi ir vis ten bėgte, ir žodžiu, nu, nesiplėsiu daug, bet tiesiog visko daug į vieną vietą ir plus dar stresuoju, nes rytoj egzaminas, jau paskutinis ir viskas bus baigti mano mokslai, tai laikom kumščius, kad viskas man būtų gerai. Ir žodžiu, bet eisiu dabar, baigsiu filmuoti, eisiu pavakariniauti ir eisiu mokytis. Tada kažkaip suredaguosiu video, nu ir rytoj egzaminas. Tai va, tai sakau, visko daug. Žodžiu, gal kitose video papasakosiu, ko dar daug, bet tiesiog vienu metu vyksta daug visokių dalykų, kažkur kažką rezervuoti, kažką užregistruoti, kažką laiką suderinti, sužiūrėti ir panašiai. Prisimenu dar, kad draugės gimtadienį reikia pasveikinti. Visą dieną galvoju ir tik dabar, bet galvoju, pamiršau. Ot, šaunuolį. Ir aišku, pasimatuosiu šitus. Tai va, eisiu darbuotis. Ačiū, kad esat kartu. Ačiū už palaikymą. Ir tikrai labai faina gauti jūsų komentarus ir jūsų palaikymą ir tokį įsitraukimą. Ir kartais aš komentarus, aš niekada tiek nerašau tokio ilgio komentarų, kaip jūs kartais parašot. Tikrai labai faina, labai ačiū jums, kad tikrai net ir aš pasimoku kažko iš jūsų patirčių ir smagu, kad įtraukiu. Ir sakau, ne vienas žmogus man sakė, kad žodžiu, aš irgi persitvarkiau, kažką pasižiūrėjau ar panašiai. Tai tas labai smagu iš tikrųjų. Dėl tų visų, kaip sakau, taupimo dalykų. Aš šiaip smagu, kad palaikot labai kažkaip fainai. Pasirodysiu labai keistų kampų. Labai keistų. Tai palaidinė viskas, okei, jinai lieka. Džinsai. Aš ką ir sakiau, kad esu pernelyg didelį. Šiaip jau man faini, bet turėtų būti bent per pusę. Ir aš kažkaip nežinau, kaip aš žiūrėjau, kažkaip žiūrėjau, kad man atrodė liknesni ir aš nesuprantu. Aš pažiūrėjau dydį, išsimatavau. O ir bet tačiau, jisai yra netoks, kokio aš tikėjausi. Tai nežinau, jaučiu grąžinsiu. Bet ar užsisakysiu kiek mažesnį dydį tada imti, nes sakau, nu va, coliai žiūrint, čia aš abi rankas sudedu ir dar, žodžiu. Tai va, palaidinė tikrai labai faina, labai gerai lieka vasarai, kaip sakant, toksai nebrangus pirkinukas ir gaila dėl džinsų, labai gaila. Sveiki, vakar video pabaigiau, bet supratau, kad čia nenoriu papildyti. Iš tikrųjų vakar tokia buvo labai nekokia diena ir matyti stresas prieš šiandienos egzaminą. Tai vienas dalykas, aš egzaminą išlaikiau ir oficialiai mano mokslai yra baigti. Galvoju, kad ateisiu tuo kažkoks palengvėjimas ir kažkas tokio mega wow. Nu, kol kas jis neatėjo. Keista yra, bet tokio dar matyti suvokimo, kad jau viskas nebereikės važiuoti mokytis, tai nėra, bet mano mokslai realiai baigėsi ten, kur mokiausi, bet nesibaigė šiaip, nes jau šį šeštadienį turiu nusipirkusi seminarą vieną į VDU botanikos sodo Kaune. Tarp kitko labai rekomenduoju, jeigu kas domitės irgi augalais, ten tikrai būna neblogų ir kaina, sakyčiau, tokia visai nebloga, ta prasme, įvertinus kokybę. Tai, žodžiu, tas dalykas, tai klausys ir dar esu kovo mėnesį kovo mėnesį esu užsirezervavusi irgi, tai klausysiu. Ir dabar kaip tik supratau, kad tada, kai bus išvažiavusi, kaip tik bus ir seminaras. Žodžiu, prisirezervavau iš visko visur, ir seminarų, ir kelionių, ir ko tik noriu, bet apie viską iš eilės. Tai mokslai yra baigti ir sakau, šiandien žiauriai keistas jausmas, bet vakar aš matyt labai stresavau ir šiaip vakar labai sudėtinga diena buvo, nes kažkur kažkas ėjosi ir darbiniuose dalykus, ir nedarbiniuose, kažkur viskas per kitą galą, kaip sakant, ir jau buvo,
Vienu momentu galvojau, sėdėsiu, apsiverksiu ir panašiai, bet kažkaip viskas išsirutuliojo, susistygavau ir viskas gerai. Šiandien buvo egzaminas, o vakar aš turėjau šiaip 20 metų savo darbinės patirties šitoj savo profesijoje, kur aš dirbu. Tai toks irgi buvo labai keistas jausmas, nes 20 metų, ta prasme, tai atrodo žiauriai daug. Ir, nu nežinau, man atrodo labai daug. Tai va, niekad netikėjau, kad išbūsiu kažkokios srity tiek metų. Tas labai faina, bet tuo pačiu ir atrodo 20 tai yra labai daug, nu, žodžiu, toks labai keistas jausmas. Taip va, o šiandien po visų darbų lėkiau pasportuoti, tai kaip praeitą savaitę buvo labai sunkus ir negalėjo niekaip pasportuoti, ta prasme, niekas man nelipo ir svoriai kritę, kažkokia motivacija nulinė, į salę eiti nesinorėjo, bet jau nes, nu, pagal grafiką, tai šiandien labai gerai buvo iš tikrųjų ir išbandžiau porą naujų pratimų ir vėl sukeičiau programą, tai raumenukai, kurie dirbo prie kitos programos, kaip sakant, dabar vėl prisiminė, kad reikia ir šitą vietą ir jiems padirbti, nes vis tiek keičiasi grupės ir panašiai. Tai va, tai tokios takelės ir jo, vienas etapas baigtas ir labai daug žmonių manęs klausia, kas toliau. Kol kas nežinau. Kol kas turbūt bus puokštės, kaip ir buvo artimiesiems, o kaip ten toliau susidėlios, niekas nežino. Tai va, tai dabar jau tikrai video pabaiga ir, kaip sakant, tokias 2 dienas įdomesnės turėjau. Dabar jau viskas grįžta į vėžes ir tiek. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo kitame video. Ate.